Toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar pasidalinsiu prisiminimais apie tai, koks kadaise buvo tas momentas, kada aš gavau 1998 m. Liepos mėnesio žurnalo Genys numerį. O buvo tada jis jau patį Liepos mėnesį, kažkur po jo vidurio vieną ramų, šiltą ir saulėtą vasaros vakarą. Saulė vakaruose jau artėjo prie savo laidos, o aš, nuėjęs link pašto dėžutės pasiimti spaudos, šalia rajoninio laikraščio tuomet radau ir šį naują Liepos mėnesio Genio numerį. Bet kai parsinešiau jį namo, kažkaip likau nelabai juo patenkintas, tik tai apie važinėjimui su riedučiais skirtas rampas, apie gyvūnus ir apie aitvarus te buvo tikrai įdomiai aprašyta, visa kita kažkokia nykuma. O pats asmeniškai tomis dienomis jau gyvenau pilnu vasaros atostogų tempų, darbai ir užsiėmimai namų ūkyje tokie pat kaip ir visada, tik tai ir toliau kartu nuotaika vis gadino pernelyg daug ir dažnai lauke lyjantys lietus. Tuo metu jau kelintą mėnesį iš eilės degiau visą stiprių susižavėjimų vienam TV serialui. Spėkit, kokiam? Aišku, kad koviniam serialui Conan the Adventure su aktoriumi Ralph Moeller. Jis man darė tokią stiprią įtaką ir tokią susižavėjimo nuostabą, kad darė poveikį net ir mano paties vaikiškiems žaidimams kieme su savo žaislais, įsivaizduojant kariūno batuoto katino tariamas kovas su velniais. Conano serialo serijas rodydavo tais metais sekmadienio vakarais per Baltijos televiziją, o kartodavo trečiadieniais rytais per tą patį kanalą. Iškart stačiai aš įsimylėjau šį serialą ir dar taip, kad net ir savo senelį rytais tempdavau prie televizoriaus kartu pasižiūrėti Conano ir jo kovų. Labiausiai mane ekrane žavėjo Nebylio Zebono personažas ir tai, kaip jis meistriškai moka kautis. Paskui dar vėliau šio serialo veikėjų vardus duodavau net ir savo ūkyje karvėms gimusiems veršiukams. 1998 m. Liepa.